Nu, man tau, dabar žinai, kad neštus druskos pilna. Nebūtina, nepergyventi. Žinokit, toj suknelė, jeigu tokius dėg laučiai, reiks surankytėm iš jų. Mes padarėm plius. Visai nebuvai. Aš kaip gražiai dabar. Čia tos aguonas, ne per vidurių būdės. Kurio šitą vardytos, tokius panašus labai turim. Dabar pasižiūrėjau, kokia yra problema. Ta mergina turi šitos batus. O ta mergina turi šitos batus, kur sakiau raudonį. Žiūrėte, bet aš tomikės atnešu smėliais galiukais, va kažkas panašaus, tik iški galiukai, va. Ir jie bus Deškelinta? šviesus. Deškelinta? Tai savo galiukai, tam jie kažkaip. O dabar žinai, kas yra? Nėra kaip ištraukti tą šalį, uždėti kepurikį. Nėra kepurikį uždėti. Kur kepurikį? Kam? Pasižiūrėti. Ai, tą šaliką būtų gerai, kurią mes vieną... Dabar vieną šaliką, va šitą įsitraukit ir uždėti. Atneš kepurę. Va, ir kepurikį uždėti. Ir bus tada matytis, kaip atrodo. Atsisuktai pas mus. Taip, atsisuk. Maki, dabar nuneš kepurikį. Kaip dėsime tos rankos, ne? Tai uždėk mane. Savo nuožiūrą, kaip atrodytų turėtų. Žinai, bus šviesa plauki, čia tamsia plauki. Šonai geriau. Šonas? Tamsiai gražiau. Mama. Nu, nenašvys, irgi turėtų būti neblogai. Turi ateit dabar. Labai gražiai. Kaip vis mada. Bet visai gražiai. Matai, dasidėjai kokie akcentai, matot, ryškumą ir iš karto visai kits žmogus, kits modelis. Gražiai atrodo. Pasisakinėk iš visų. Aha, biškiu, kad taip. Nu, čia su visais. Gražiai. Tas Jona, jeigu duoda jo, ne? Jinai matuosi toj. Ar užteks? Ar Laukit, kaip jinai tenai prašė, sakė, iki demonstruoti, aš galiu Atsiprašau. tašį įkišti, sakau, nedasyksiu. A čia Monika dėsis? Čia Rasa, pati pirmoji, bet aš jos Joną neatsinešiau to pasijo nevadinamą, bet įsivaizduosim, kaip. Jinai pasipūs. Galit man nuleikti atsinešti, jeigu jau labai. Jeigu jinai bus, tai taip. Ir jos man papuošalas yra. Ir kaklos nuogas, ne? Tik neužbaigts yra. Bet kažkas nueis, ne, nu ją. Bet mes nežinom to paraitymą, nes darėm pagal jos mergaitės. Čia dar tas korsės bus ne tas, bet nu įsivaizduoju, kad čia nėra. Vienu žodžiu, pakalbus tokie lengvas. Nesiderin, žinai, žardas. Į kaklą nėra, tai erdvės nėra. Visą ląstelę nėra ką taikyti. Va ten, kur tašiai yra, tai yra skarelė. Ne, yra pas manęs, aš nenešiau. Nereikalinga skarelė. Jeigu puošis, nebent Tu neturi pas savęs rankinukį? Ne, aš rankinukį nenešioju. kaip tos rugiagėlės, nerugėgėlės, minušiedžių, kai išeina gerai, tai galima vieną. Lietuviai čia labai pasaka, kai tik jau rūkai, taip. Čia taip visą taką tau ir nežinau, kaip čia padarys, aš jau nesikiu. Palauk, neatsimenu, kuriai skaičiu, ką mes sakėm. Skaičiu, kad tame.
Turi, dabar paverdėm su tavo mergytėm išverdėm skaičiuką. Greta, a gali išpirkti vartų pasitikti Elžbietos atsivesti čia, nes aš suknelę negaliu neišeiti gerai, a gali gerai? Tai nuėk dabar prie, čia prie vartų, žinai, yra. Turiu, tada atsivežčiau. Vis tiek su jų pasijų neturiu važiuoti, tada pasiimti. Rasa, iki pabaigos, žinai, tada jau jie. Dabar žiūrėk. Kuris ilgiausias? Kad viduriukai čia vėlė, ne? Iš žmonių kreipės, aš jo Nežinau. Gerai, neprisėdam. Nu, stebuklas, sudarė. Gal dėžiai kur nors yra? O žiūrėk, o kitus dėžiai. Po praeitą kartą. Nu, ne. Tai aš turiu, atvešiu. Nu, nesuprantu. Aš nieko nedirbu, man nesuprantu. Dar trūksti tų kukuliukų? Man nudarau. Tai mergytė, galėsi duoti iš Nu, tiesų. tai aš padarysiu, o aš neturiu ką. Šita, kur šaliks vada, kas turėjo būti. Kepurė ir yra. Tai aš atvežu vaidą. Pažiūrėk, į mokyklas atvežti tą visą sijoną pasienį. Atvežti pasirybę. O, nežaidžiu. Nebuvo nieko. Taip. Čia papuoštas. Taigi, lauk. Laukia tai nelauk, per langą matysi. Jinai prie vartų laukia. Aš nuėčiau. Užsimes tik švarkiuką. Tas jau baigės. Tas minusas. Tas pirms pliusas ant čia. Jau nebedaug. Plius minus. Būtų labai gerai šiandien tą pabaigti. Nusipylus yra. Baig, viskas jau. Ai, baigė, ne? Viskas jau, va. Kokia šauna. Ant tašykės Pas tavęs čia nelabai tikrai ir be daug darbo gali. Labai. A čia tik tas dėsis, Labai didžiulis. kas čia dėsis su tais pagaliukais dar? Mėlynų tokių gėlyčių. Marina, kai tos kaspininkus tvirtinsi, dar lygumą pasižiūrėk. Ne? Na tai, o sperelį kapinėlį bus? Yra jau gatava, jeigu reikia aš atvešiu, aš jos nenešiu, Ai, kadangi gerai, mėnesis, nesipuoš. jinai nesipuoš. Dabar žiūrėkite, tą mergykę pažiūrėkite, ką jį daryti, kad jinai sušals. Jūs žinai, ką išsinaudoja kaklo išsimatuoti. Yra taip, ką nors daug Tai dabar kliuosiu, nes buvom apsirenguši. Čia jeigu, kuris pritvirtinti. Jeigu tą reikia pritvirtinti dar nežinau. Su karštais. Kiek tu galvoji, turi pakuoti? Žinai, kad aš niekada nelaukiu, kad atvežai tą brylius, tos bryliolės, nes reikia žiūrėti, galbūt pažiūrėti, tą mažinį. Nežinai, jeigu laukia, visai nežinai, aš varkiukus, dėk platesnis, tai paskaičiuoti, kad reikės bus mažesnis, va šitaip. Šiandien nesusirenka daug. Dvi siauresnės, dvi platesnės ir paskui. Per visą. Dėkit nenori iš.
Du kartus susuk ir laiko supratimą. O labelį na galvoti turėsiu čia suklijuoti užklijuoti. Dabar visus taip susuk, kairė dešinė. Jeigu apsimausim, žinau, kad pažiūrėk, Nepergyvent atnešu vatos, iš vis viskas. Idealiai padarys, nepritupūs. Paskui izoliacija kuriozina. Plaušų turiu. Plaušų taurančių. Dabar skrybeliuką, kur skrybeliuks? Aha, tak, aš esu plaušuko. Marina, būtų. Dar originaliai. Tai susikūprim. Kiekis ilgas yra, ne? Žiūriu, jeigu jinai liemenuką kitą neturės, tai reikės truputį. Aš kitą dėsiu. Palei liemenį, jeigu gerai. Man tą krepšelį, tai o gal man net. Atsisuk šviesą plaukę. Tai plaukimus, aišku, susitvarkys. Tai atsigėlė biškį šalkykis, ne, biškį varyk. Ką? Ai, Ai, jau čia va, prie S, nes Erikos matys, tu prie burbuliukais ir papuošta. Šalkykis kažkaip. Aš buvau uždėti, man taip. Taip, paėmė kažkaip, ne? Aš taip, kad prieš tikėt, kažkaip čia. Nusilipėm žemę. Kiek čia? 2,2. Gaba, įkalbinėjai. Zuikė. Tam, žinai. Parašy gerai, sumonikis tavo. Čia mane Aš sakyčiau, tuoj netikėjai. Kaip tu sakai gerai, sakai aplinkui, o tu įvitikiai. Iš kamolių sukuria kaip gėlygę blaškyti, žinai, kas žintus. Arba iš naktų gali va taip va suverti. Paprastai. Ir dienos adatos. Vieną rytą vieną lapų, kaip Taip, o ją parašė savo pramonės prekada. Susiverti pirmiausia šitos šakoliukus. Šitą turi būti ilgesnė, nes ant pačių palaikoj sunersim žieduką, anguliuką. Aš tau siūlau. Aš tai čia šuoną pasidaryti. Nu, tada, kad tik laikyti man paskos, vingiu. Bet labai greit praeina, aš nejaučiu. Bet tai būtų, žinai, kad man geriausia šviesa šviestų mumis, o mes jau laiką apalę. Dėl to, kad tai yra labai gera. Ne? Aš taip įsivaizduoju, kad jeigu judėjus per materialą šoką, kažkaip tam bus ta gėlė. Kokius tak, prie kurios sprendžiu. A tam prie to švarką dės tą gėlę, tam čia jį. Čia prie to švarką su bambuliuku. Tos irgi visai nebūna. Jau pasdavė ją čičičiai pasukti. Ne. Dabar įsivaizduoji. Tai tu būti apkrauta labai. Užsuksi. Tada ateisi prie šitų.
Čia nusikirpsi, kai galą užbaigsi, išsuksim tokį mazgą. Po to atsikirpsi kitą galiuką, nuo čia praeisi, čia užsitvirtinsi. Ir čia susijungsi, bet turėsi daugiau palikti relikės, kad vidury dar prakirpti. Jinai pati aukščiausia. Tai gal dar aukštesnė. Bet jisai irgi bailis įsirėmė. Mama, tai manau, tu baigsi. Nu, žiūrėtas. Šiandien. Nu. Kažkaip, gal man Monikas tenai. Nežinai, kieno. Tai Monika. Taškiukas, taigi seka ir viskas, ne? Labai greit išsikleisi labai. Aš duodu mergykį, mes galiu susitikti. Dar greit nebaigsim. Dabar kitą pusę vairėja. Taigi, kad čia ta pusė yra. O jeigu tu išsiversi, tu kitą pusę. Gretutė nenori apsirengti. Išsiversi, tai gina kitą pusę. Nenori apsirengti. Aš tai gal priešlyt, man nieko nežinau. Labai tiktų. Va. Trys galvas protingiau. Labai gerai. Tiesa, kaip tai mergaitei ta plokštė tiks ar netiks, kur saugusi juonu. Pasikavui. Tai čia vadėliai iš kitą padaryti. Jinai visai tokia, tai žiūrėta, kartu tok nusileidė. Aš noriu vilktis, ne? O tai kaip man su to šaliku čia, kaip man reikės įnešti? Aš galiu taip, sužiūrėsim, kaip tau. Gali. Tai gal man kaip nors nutrenka susinėti paskui panežą, nors kad Kaip mes buvom šaliką į šitą verdykę į plauką darę. Taip jinai nešė. Taip, iš šono, bet tai labai... Ne. Ne, kažkaip ne. O tas pasinis, jei nebus Kaip biškai. mes palauk buvom? Kas? Aš taip žadu išlėkti, nes kvies apsirengti. O kodėl? Taip. Tik tai patinka reportažą gražų. Tai va šitą vieną. Mes laukiamas per Ten viršų. buvo susidėjau, kad būtų šilčiau. O tas labai daug, O tą ar aš viščiuką ne? įvysiu? Žinau, jeigu tau suknelė, tai turėtume jį. Tai man, gal po to man padėti. Ar čia prašau nuvykti. Kaip tau geriau, supranti, tu pavaikščiai. Va žinai, kaip turės būti dabar jau. O Rasa. O ką? O kur ta jos bliuskutė, Tik kažkaip tai vatų nebus. Čia maišelį, man atrodo. Aha, tas gorsas. Amerika, nes mes nežinom, kokį pakuotę. Dabar tą gorsą. Sagos nėra. Taip. Nu, prašom, duotis iš puolimo. Dabar apsisukusi, ant mūsų apsisukusi dabar. Ir taip kaip tai. gausi. Ai, taip. Dabar tu kūriški. Tu turi va šitą nors vieną ranką Bet pasilaikyti. ant popo čia pasikištas. Reikia nedaug kartą. Nu gerai, nėra gėlių, gerai, atsitūpsi. Nu, juk Nes nėra nieko gėlių. nebėra. Nu, Kaip atsitūpti? Tai tada tas, Nu, kita datas. tas žiedelis. Jo. Aš atsistosiu, nusileisiu ranko. Taip, čia nusileisi ir šikštamas. Bet jie tai gerai, nors gal net įmanoma tai gerai. Nesimagytų kaip kloja su. Dar gali būti pasipūtęs labai. Dar daugiau gražiai. galėtų būti. Ir dar siūsime tada. Nes jei būtų Jinai daug iš- gražiai. Tai jos batai yra aukštesniai. Čia niekas palauk, aš dar telefonuos tai parodžiu, bet reiks nesukinėti galvos, kad kas manęs. Plaukiukus laką prisipirkit mergykės, nežinau kiek. Stovėtų plaukai. Rasa, tavo koduks bus tenai. Žinau, jau pasakyk. Jau pasakė. O Mes jūs laką, kad tavo iš po kepurikės srogelė, va ta tokia išlysų. Matytum pačias Ir gražiausias. kiki. O tai mums? O jums tai jau pasakysim. Tai gerai. O jum nieko. Aha. Geriausia. Svarbu batai gražu. Svarbu šypsanų namuose nepalikti. Ir tik svarbu neapvirsti į Įkumas išsispjauti teidamas į podiumą. O jeigu apvirsti. Nu, rankelis. Kaip pirms įspūdis. Labai gražu. Dažnai toks kaip procedūra. Nuobodžio pasakomis. Ne dėl to, kad apsukomis sakoma, tik kad per ilgos. Yra ir darbų, tikrų nuobodžio darbų dėl jų ilgumo. Ant tų darbų lietuviai yra prasimanę ir tolygių pasakų, ir dainų, ir talalaikų.
Kol žalias linas pavirs gražiausiais nagingų lietuvaičių rinktais raštais, tos dainos tau pakaks visai valandai, kaip kad tų darbų pakanka ištisai pusiai metų. Būkite kantrus, aš jums pasieksiu tą lino darbų pasaką. Bet pigas su javais, išsikūliai grūdų ir malkis duonos, kai linų prisiroviai, plikas rankas susipjaustydamas, žalius kaip mėšlas namo parsivežiai ir galvinas gelžinėmis šukomis nušukavai. Tai tik pradėjai lino darbą, nuobodį. Dabar vežies juos atgal laukan, prisikasini namą po rudens, potvinė nesti užpala, užlies marką kitas vanduo ir visas pluoštas braukiant iš pakų.
žmonių rankos. Ir kai tų žmonių rankų yra daug, grožis išeina labai gražus. Tad tą grožį padėjo man sukurti 3 mokyklos. Nutiesėm tokią draugystės juostą savo rajone. Ir tai būtų mūsų kaimynės Aukuro vidurinė mokykla. Ir Liolių pagrindinė mokykla. Mano mokykla, aš ten mokiausi. Tad labai dėkoju šių mokyklų vadovams. Ir būtent mokyklos mokytojoms, būrelių vadovėms, kurios padėjo įgyvendinti tą svajonę. Tad norėčiau labai padėkoti Aukuro vidurinės mokyklos mokytojai Ingridai Makauskienei ir pakviesti įteikti jai pažymėjimą. Profesinio centro vardu ačiū už bendradarbiavimą. Tad ši mokytoja turi savo jaunų florisčių komandą, kuri ir padėjo visą tą kolekciją puošti, gražinti. Tad į sceną kviečiu Aukuro vidurinės mokyklos moksleivę Donatą Krukliakovaitę. Gitautė Bogužaitė. Dovilė Palupinskytė. Ievai Pranskutei. Taip pat ypatingi ryšiai, kaip sakiau, yra su Liolių pagrindinė mokykla. Ir ten dirba tokia nuostabi mokytoja Jūratė Belaglovienė. Kviečiu. Mes viską kartu darėm ir dabar kartu darėm. Jūs mūsų žiūrėjo labai mėgėjas saldaus, nėra mūsų žiniškai palaukas, aš tokie pasakyti, kad žodžius pataikiau. Kas norėsim pakartoti, tai rašys Nu, merginos čia ruošiasi Aukuro viduriniai mokyklai demonstruoti kolekciją. Labai gerai sekasi. Nuotaikos geros. Fotografuosi. Palaikymo komanda, jie. Mokite. Fotografuokit kamerą. Nemokos čia su tuo. Kažkas labai kutena.
palaikymo komanda, čia mokytojas jaudinasi labai, jau labai. Mano vadovaujamas būrelis ir jo policija, taip pat Žalių pagrindinės mokyklos, pradinių klasių mokytojų būrelis mokinės, Randario idėjos. Kad jums visiems, tiek dvyliktokam, tiek mokytojam, būtų šis toks laikotarpis, ne toks sunkus, įtemptas, o mes norim palinkėti, kad jis būtų labai natūralus ir linksmas. Ir pabaigai, mūsų jaunosios mokyklos policijos norėtų Kristo Mikolaičio Putino eilėmis dar kartą pasveikinti jūs dvyliktokus su šia gražia švente. Gal